Valdymas vyksta su šituo potenciometru. Tai ratu einam per visas funkcijas. Čia yra impulso stiprumas, čia yra laikas, kuo didesnė reikšmė, tuo didesnis laikas prilietus elektrodus praeina, kol impulsas aktyvuojasi, kol pradeda virint. Čia pagal nutylėjimą būna 4 reikšmė. Toliau temperatūra, tai čia nieks nesireguliuoja, rodo temperatūrą prietaiso. Daug virinant jinai kyla. Čia įkrovos lygis kondensatorių. Tai nuo 3 voltų pradeda veikti pati plokštė. Jeigu išsikrovė kondensatoriai, tai ir plokštė, nieks neveiks, reikia pakrauti, žodžiu. Čia krovimo lizdai, 2 už tai, kad greičiau krautųsi. Iš kompiuterio kraut geriausia, jeigu neaišku, kaip veikia, tarkim, koks telefono pakrovėjas ar ten koks kitas lizdas, neaišku, koks yra. Nes kai kurie telefono pakrovėjai būna, kad tikrina įtampą. Jūs įsivaizduoja tas pakrovėjas telefono, kad čia prijungtas telefonas ir jeigu ten labai maža įtampa, tarkim, ten 2 voltai, 1 voltas, tai jis gali net nestartuoti. Kažkoks išmanus pakrovėjas tipo ir apsaugo telefono bateriją ar kažką tokio. Tai gali nepradėti krauti. Tai pradžiai nežinant pakrovėjo, kokį turi, tarkim, galima krauti iš kompo, nes ten visą laiką būna 5 voltai. Tai dar patarimas, jungiant pirmą kartą laidus prijunginėjant, šitos elektrodus, su varžtais jie čia prisisuka, neužtrumpint, čia nepriliest prie metalo, prie šitų, neužtrumpint tiesiog. Nes buvo atvejis, kad sugadinau aš čia, žodžiu, vieną prietaisą, taip netyčia priliesdamas, surinkinėdamas. Čia visur atviri dalykai ir, žodžiu, reikia pataikyti uždėti. Dar vienas momentas, virina jisai tik tam tikroj padėty, kai yra, tarkim, šitoj padėty jis nevirins, šitoj virina, jeigu tingai prisimenu, šito irgi nevirins, ta prasme, yra padėtis programos, kurio jisai darbinė, taip sakant. Darbinė padėtis, tada jis virina. Jeigu netyčia ten kažką reguliavai, nusistatei ten ant šitos, tarkim, impulso laikas, tai čia neveiks, irgi neveiks ant temperatūros, ant įkrovos lygio irgi neveiks, šita yra darbinė padėtis. Čia tokia kaip apsauga turbūt, kad žinotum, su kokiu galingumu dirbi, nes čia gale impulso stiprumas. Dar jo jungimas, išjungimas vyksta 2 paspaudimais. 2 kartus jis turi gauti impulsą. Tai dabar jis yra jungtas, paspaudžiu 2 kartus greitai ir laikau paspaudęs. 1 kartą paspaudžiu ir iškart kitą ir laikau spaudęs 2 kartą. Taip. Reikia palaikyti ant kiek 2-3 sekundės. Jungimas lygiai tas pats vyksta. Paspaudžiu 1 kartą ir 2 kartą paspaudęs laikau. Irgi reikia palaikyti kelias sekundės. Bet tarp paspaudimų turi būti mažas tarpas. Taip. Jungiau, išjungiu vėl. Padarius nepakankamą tarpą, tai jis tiesiog nereaguosiu komandą. Tai tarkim, padarysiu didelį tarpą 1 kartą ir 2 kartą paspaudžiau, jis nereaguoja į komandą. Trumpas turi būti tarpas tarp paspaudimų. Šitie kondensatoriai visi turi savaiminį išsikrovimą. Tai reiškia, jeigu jį ten paimi naują, ten tarkim jisai pragulėjo lentynoje, nesupakuotas, tai jisai išsikrovęs būna, žodžiu, jį reikia pakrauti. Palikus laidus irgi, aišku,
tarkim, pajungus kažką, nu, irgi jeigu kitoj pusėje nėra kažkokios apsaugos, irgi iškraus juos. Ta prasme, jeigu nenaudoji, tai jį išjungti reikia, nes pati plokštė irgi naudoja energiją. Nu, čia toks savaime gal suprantamas dalykas, gal ne kas. Tai va, tai žodžiu, jeigu ten, tarkim, nenaudoji kurį laiką ir prieš naudojant jį reikia pasikrauti. Litis šioje vietoje turėtų privalumą, nes ten savaiminis išsikrovimas labai mažas, tai ten po pusės metų ir metų vis tiek prietaisą tu įjungsi. O vat kondensatoriai jau jie bus išsikrovę. Virinant galima laikyti įjungtus, kraut, galima ištraukti, nėra skirtumo. 2 už tai, kad dviguba ateina tiesiog srovė, dvigubai daugiau. Bandžiau nuo visokių ten telefoninių pakrovėjų, radau nuo kurių veikia krovimas, nuo kurių neveikia. Nuo galingų pakrovėjų nežinau, ar greičiau kraunasi, nes tiesiog nebandžiau, ar yra skirtumas. Laidai komplekte šitie yra. Ne šitie, bet tokie.